Sveiki draugai, prieš mus naujasis Roborock vejos robotas su 4 ratais varomais, be abejo vairuojamais ir dar šoniniu pripjovimu. Išsipakuokime ir pažiūrėkime, kas mūsų laukia šioje tikrai sunkioje dėžėje. Šio roboto komplektacijoje šoninio pripjovimo modulio nėra, tačiau perkantiems pas mus visi jį gausite nemokamai, taip kad viskas bus kartu. Žinoma, mus pasitinka instrukcija piešinukais, paprasta ir aiški, su QR koduku. Čia bus video. Gan didelėje dėžėje mus pasitinka kas? Instrukcija, kurios žinoma mes tikrai neskaitysime. Tikri vyrai instrukcijų neskaito. Viską daro iš lempos arba nuojautos. Kadangi tai yra palidovinis belaidis vejos robotas, be jokio kontūro, komplekte mes turime ką? Turime papildomą anteną, kurią reikia išsikelti mūsų sklype. Antena negali būti prie pastato, jinai turi būti atviroje vietoje. Apie tai sako mums štai ir šis paveiksliukas. Robote taip pat yra ir NRTK technologija, tačiau gamintojas ją yra kol kas išjungęs. Kai praneš, kada aktyvuos ją ir Lietuvoje šią funkciją, mes jums būtinai pranešime. Taip pat komplekte yra vadinamos Neptūno šakės, tai yra smeigiasi į žolę strypas, ant ko montuojasi šitą anteną. Tačiau mes sakome, šito dalyko geriau nemontuoti, anteną įsikelt kažkur aukščiau, kur yra atviras dangus ir toje pusėje namo, kurioje dirba robotas. Taip kad šitą dalyką galite pasilikti savo garaže, pamirškit, atmatykit, jo tiesiog čia nėra, nepaslyskit. Tad trumpai, ką radome mes komplekte. Robotas, palidovinė antena, laido prailginimas jungiasi, maitinimo šaltinis 120 W, taip pat prailginimo laidas, yra priedai smeigės, čia prisukti mūsų stotelę, savisregiai, davė šitie gamintojas ir peiliukų, taip kad štai tokia ir ta mūsų komplektacija. Čia yra 2 vamzdeliai, kurie leidžia mums anteną užmontuoti ant šių vamzdžių. Dabar ypatybės. Maitinimo šaltinis tai viskas aišku, jungiame tiesiog iš ucho, rozetę liaudiškai ir tiek žinių. Čia iš galo yra 2 laidai, štai vienas, štai antras, vienas iš jų yra skirtas GPS antenai, kitas yra skirtas maitinimui. Reiškia, mūsų maitinimas antenos jungiasi prie stotelės, jie yra kartu surišti. Jeigu taip montuoti yra nepatogu, o aš manyčiau dažnu atveju bus nepatogu, perkate papildomai pas mūsų Roborocko maitinimo šaltinį GPS antenai ir mes galėsime jungtis ne prie stotelės, o palikti krovimo stotelį ten, kur mums yra patogu, o su antena iškeliauti ten, kur mums reikia. Taip kad tai yra toks nepriklausomas sprendimas, montuojant teisingai GPS anteną. Na ir mūsų gražuolis. 2 akytės, šypsenytė. Turime mes čia 2 kameras, turime mes čia kamerą, taip pat turime šoninių važiavimų ir čia kamerą. Turime mes štai tokius amortizatorius, čia jie labiau tokie, vadinkim, butaforiniai, didelės čia kažkokios veiksmų čia jie nedaro, bet kai yra nelygus sklypas, ratų laisvumas yra labai svarbus. Čia yra labai gerai. Kaip minėjau, robotas yra visais ratais varomas, tai mes jį pasikelkim. Tai va, mes matome, kad mūsų pakaba yra laisva ir tai yra labai svarbu, tai yra labai gerai. Priekiniai ratai yra varomi. Mūsų gilių įsitikinimu, norint turėti teisingą AVD visų ratų varomo sistemą, priekiniai ar ten galiniai ratai, bet kokie, jie turi vairuotis. Mes turim mašinas, puikiai suprantam, kad norint teisingai lipti kalną ar skersai ir nenučiuošt, mums reikia ir vairuotis. Lygiai taip pat visai kitaip robotas elgiasi apvažiavimuose, aplink kažkokius vinguriavimus, kur jam reikia daryti švelnius posūkius. Kitaip tariant, kai mes galime vairuotis švelniai iš priekinių ratų, mums nereikia važiuojant kažkur kampu daryti to tokio pasistumdymo. Mes galime gražiai važiuoti lanku, taupom laiką, mažiau pešam veją. Juolab robotas tikrai nėra lengvas, pakankamai normaliai sveria, tai jeigu mūsų ratai būtų nevairuojami, o čia būtų laisvi ratukai kaip pas kitus modelius, tai įsivaizduokime iš galinių ratų tempia visą korpusą ir tais mažais ratukais bando prasisukti jisai ant vejos. Tai tokie pešiojimai, jie su laiku matosi ant vejos, tai ženkliai geriau, kai robotas gali pasivairuoti.
Sekanti mūsų tema yra štai šis sumuštinis. Mes turime vieną diską štai čia, o kitą diską su peiliukais štai čia. Atlieka dvi svarbias funkcijas. Visų pirma, kuomet diskas sukasi, žolė netaip palenda už peiliukų ir jų neužkirtinėja. Iš esmės, užkirtus peiliuką čia kažkokios didelės tragedijos nėra. Robotas dirbti gali, bet laisvi peiliukai visada bus saugiau. Kitas dalykas, pjaunant žolę, ypatingai vešlią žolę, mūsų diską visada slegia žolė. Visą laiką braukia ir stabdo mūsų diską. Reiškia, mes pjovimo diską didinam galią, mums reikia daugiau energijos, gali kristi ir pjovimo greitis. Kuo lėčiau suksis diskas, tuo prašiau pjaus ir žolę. Taip kad esant žolės kiekiui, užspaudimui, čia galim sustabdyti, o čia suksis vis tiek. Puikus sprendimas, tikrai rekomenduojamas visiems gamintojams, kurie daro vėjos robotus. Čia yra labai gerai. Perkant vėjos robotą, kartais jūs labai žiūrite daug į protektorių ir šiuo atveju sakote, oho, koks mažas protektorius, tai kaip iš kalno lips. Žiūrėkite, esmė tame yra, kai yra šlapė, kai robotui jau yra sunku lipti į kalną, gali prasikasinėti. Tokiu atveju pas mus prilipščia ir žemės, ir žolės. Kaip atrodo aplipę ratai, aš jums įkelsiu nuotrauką. Kaip matote, iš protektoriaus nieko neliko, jis yra, vadinkim, jau likęs glotnus slidus. Taip kad jisai ar daug karbuotas, ar mažai karbuotas, robotas vienodai bus slidus, čiuožiant nuo kalno arba kopiant į jį. Tačiau, kai išdžiūsta žolė, mums reikia, kad robotas kuo greičiau atsikratytų tuo viso grožio ir viskas nukristų. Tai kai karbai yra didžiuliai, jie ilgiau išlaiko tos purvus ant savo protektoriaus. Mašinos ratas sukasi greitai, mes greitai ištaškom žolės, juodžemį, sniegą ir panašiai. Vėjos robotas ratas, jis nesisuka taip greitai. Taip kad šitie maži karbai, jie nėra didelė problema, nes jeigu jau robotas čiuožia, tai čiuož ar su dideliais karbais, ar su mažais, nėra skirtumo. Tiesiog mažiau žaloja mūsų veją. Kodėl šio priedo mes nevadinam trimeriu? Tai yra šoninio pripjovimo modulis, kuris dedasi štai į šią roboto vietą. Atrodo jis štai taip. Peiliukai duoti gamintojo čia komplektacijai, o pats modulis toks. Šio modelio mes atskirai niekam neparduosime. Visi mūsų klientai, kurie pirks šį roboroką, jį gaus iš mūsų nemokamai. Prekyboje pas mus atskirai jų nebus. Taip kad prioritetas mums yra mūsų klientai, o ne kažkam parduoti jį, kas nusipirko iš kitur be šio priedo. Šoninio pripjovimo priedas dedasi paprastai. Tai pirmiausia atsisukam du varžtus mūsų deko šono, štai jis nusiema, tada laukia mūsų 4 varžteliai čia. Detalė nuimta, dedam ją į šoną, mums jos jau nebereikės ir dedam modulį. Viskas paprasta, greita jungtis, nieko sudėtingo čia tikrai nėra. Modulis vietoje, liko sudėti peiliukus, o šita dalis, kuri buvo štai čia šone, jos irgi nebereikės, lieka viskas atvira. Visi mūsų namų darbai padaryti, peiliukai susukti, viskas sudėliota. Dabar siunčiamės mes programėlę, bet prieš tai pastatysime stotelę, kad kol mes instaliuosime ir prisidėsime robotą prie savo appso paskyros, per tą laiką robotas galėtų pasikrauti. Dabar namų darbai, kuriuos reikia padaryti visada. Tai jeigu žolės jau yra daug, priaugus neaukšta, nusipjaunate žolę, nes vėjos robotas skirtas yra prižiūrėti ir neleisti apželti jūsų vejai, o ne kažkokia šienapjovė. Visur, kur yra aukšta žolė, mes ją turėsime nusipjauti ir paruošti tvarkingai, švariai savo teritoriją roboto darbo vietai. Roboto stotelė pastatyta, robotas kraunasi. Prieš atsisiunčiant programėlę šiek tiek papasakosiu apie roboto principą. Kadangi robotas savyje turi GPS imtuvą, palydovinį imtuvą, tai rekomendacija jį dėti tokioje vietoje, kur yra atviresnė zona. Jeigu mes uždėsime robotą štai ten kažkur prie pat namo, mūsų namas sustoja gan daug dangaus ir tokiu atveju gali trukti palydovų. Taip pat robotas dirba su savo papildoma antena. Jis yra šalia roboto, nes maitinimas šiuo metu yra nuo stotelės. Kaip minėjau, galimas maitinimas ir atskiras, bet lokacija antenos patartina tokia, kad turėtų robotas radio ryšį visoje teritorijoje. Jeigu robotas užlys už namo, problemos tai nesukels, bet rekomendacija vis tiek išlieka. Na, o jeigu jūs šią anteną ant Neptūno šakių įsmeigsite šalia namo, lygiai taip pat antenai užstos pusę dangaus, o pusė dangaus yra pusė palydovų. Taip kad rekomendacija juos laikyti atviresnėje vietoje. Kadangi čia yra vartai, tai mums bepigu, čia yra elektra, pasijungiame atviroje vietoje. Atėjo laikas kurti žemėlapį. Tai šiek tiek papasakosiu apie procesą.
Tai atsisiuntus programėlę, jums žingsnis po žingsnio, lietuviškai, su piešinėliais, tas step by step, parodys visus veiksmus ir viską patars, ką reikia žinoti apie šį robotą. Tikrai nieko sunkaus nebus. Atminkite svarbią taisyklę, kadangi mūsų roboto dešinėje pusėje štai čia yra trimeris, tai reiškia, mūsų čia yra svarbiausia riba. Kitaip tariant, keleivio pusė pagal vairuotojų sampratą yra pieštukas. Taip kad vesdami robotą mes atminkime, kad dešinė pusė bus mūsų riboženklis. Dėl šios priežasties gaunasi dešinė pusė mums vedant robotą prieš laikrodžio rodiklį. Kuomet mes privažiuosime prie kažkokių nepjovimo zonų, gausis palei laikrodžio rodiklį, nes mūsų apvažiavimas gausis toksai, kad dešinė pusė bus riboženklis. Nesuklyskite, nes paskui klausit, kas yra ne taip. Prieš pjaunant, prieš paleidžiant robotą, prieš instaliuojant visą perimetrą žolės nusipjaukite, kad nebūtų aukštų žolių. Robotas turi vaizdo kameras, viską stebi. Išmokinsite ant kreivo sklypo, patys turėsite kreivą ir robotą. Būsit patys kalti. Kad to nebūtų, atlikime namų darbus. Nusipjaunam žolę, pašalinam šieną, nusipjaunam perimetrą ir išvarę gražią veją statom vejos robotą. Suinstaliavus, viskas bus gerai. Kaip pastebėjot, robotas išvažiavus atsikalibravo vietą štai šioje vietoje. Lieka distancija iki stotelės. Tam, kad būtų arčiau pjaunamos stotelės, aš atsivarau visą laiką robotą greta. Nuo čia pradėsim kurti žemėlapį. Na ir važiuosime. Jeigu stotelė kartais bus jūsų kažkurtais ant rinkelių ar toliau kažkurioje vietoje, mums reikės parodyti kelią, kaip robotui davažiuoti nuo sklypo nuo pjovimo zonos iki tos vietos, kur bus stotelė. Aš laikinai rengiu ją ant vejos, bet be abejo patarimas būtų ją įvesti ir pastatyti ant kažkurios vietos kitos, bet ne ant pjovimo zonos, nes kaip be būtų, aplink paskui stotelė liks nenupjauta žolė, eisit trimeriuot, čia bus baisu. Beje, šita vieta turi būti švari. Mūsų instaliacija baigta. Pasakiškai veikia tie vairuojamieji ratai, visai kitaip valdosi robotas. Šiaip valdymas jo yra gan jautrus, nes robotas gan trumpas palyginus su kitais gamintojais. Tai labai jautriai reaguoja į kiekvieną piršto pajudėjimą. Tai patarčiau atlikti šiokią tokią praktiką prieš apėdant robotą. Ir juolab nebūkime mes naivūs, kad nereikės mums trimerio. Tai nei jūs brauksit robotų šonu palei pat sieną, nei norėsit, kad jis braukytųsi. Vis tiek palikite saugų tarpą, taip kad trimeriavimo bus gerokai mažiau, arba pasiruošimas vejai, robotų pritaikymas vejos bus lengvesnis, nes nereikės tiek daug palikti ar skaldos, ar trinkelių, ant ko galėtų robotas lipti. Taip kad trimerio priedas yra tikrai daiktas geras, ne trimerio, o šoninio pripjovimo, bet tikrai nebūkite naivūs. Jeigu kad nors sako, kad pirkit robotą, nereikės trimeriuoti. Trimeriuoti vis tiek reikės. Pernai metais gan retai klausdavot dėl nevažiavimo zonų pažymėjimo. Šiemet nežinau, kas nutiko, bet labai dažnas klausimas ir net didžiulė kažkokia problema yra pažymėti su robotų nepjovimo zonas. Tai zonas mes patarsim vis laik pažymėti, nesikabinkime ant reklamų, kad jis pats mato, pats supranta. Taip, mato, supranta, bet kaip bebūtų, čiagi ne žmogus. Loginio mąstymo neturi. Robotas gali ir suklysti. Tai jeigu turit gėlynus, kažką jautresnio, ten ne kažkokį medį didesnį, o kažkokį ten laibą meduką, gėlyną, nepatingėkite, pažymėkite. Galite negi ne iš karto. Galite pastebėti, kaip robotas dirba. Bet kai bus pažymėtas plotas, kur nepjaut, robotas apvažiuos gražiai aplink tą plotelį šoniniu pjovimu. Kai nebus pažymėta, robotas tiesiog važiuos, pamatys kliūtį, galiu nueiti ir parodyti, kaip pjauna. Čia ne Roborokas dabar dirbo, kita gamintojo robotas, jam nebuvom suvedę mes kliūčių, ko mes nerekomenduojam daryti. Tai kaip atrodo vieta? Čia daugiau nepjauta, čia mažiau nepjauta, nors reali vieta yra štai iki čia. Būtume apvedę mes gražiai, būtų viskas gražiai nupjauta. Galiu nueiti prie kitą medelio, lygiai ta pati situacija bus. Robotas pats mato kliūtį, taip apvažiuoja, nes mes patingėjom pažymėti. Bet forma nepjovimo yra bele kokia. Norim gražiai, pasižymėm. Na, o jeigu pas mus yra kažkokios šilaugės, krūmai, tulpės, tai čia lygiai taip pat. Čia yra nepjauta, jis matė, o galėtų būti šalia gražiai. Taip, kad norit gražiai, pasižymėt.
Na ir šį video pabaigsim patarimu. Nusipirkus vejos robotą, skirkite laiką savo, o ne vaikščiote paskui robotą. Nebūtina stebėti kiaurą dieną programėlėje, kaip jisai dirba, kur jis ką pasuko, ką po ko pjovė. Įprastai mes vertinam robotų darbą ilgainiui. Taip kad eilę kartų išpjovus visą sklypą, pažiūrim, kaip atliktas darbas, o ką po ko jis pjovė, čia jau gamintojas nusprendė, ne mes. Be to mes nesam nei programuotojai, nei kažkokie specialistai algoritmų robotų ir jo darbo specifikos. Šiam kartui tiek. Sekantis video po kurio laiko, kai pastarbuos. Jeigu turėsite daugiau klausimų, mielai klauskite, atsakysime. O jeigu patiko turinys, sekite mus, o būsim dėkingi už patiktuką. Iki.